krepšininkai gali kaip reikia nutolti. Jie taip pat, kuomet yra ant bangos, demonstruoja puikų ir sustyguotą puolimą. O dabar reikia Suvalkijos komandai. Rinkūnas pagazino jo, kad liks metimą, po to galų gale ryštasi jam ir pelno 3 taškus. Marijampoliečiai tokią prabangą turi. Udras. Rinkūnas dar sykį atakuoja iš toli ir dar sykį pataiko, atrodo žaidėjas, yra metimas iš toli, nepataiko Baltarusės, su kamuoliu sugintas į greitą ataką, jau skuba. Tadas Rinkūnas už jo yra sugintas, gali pasaugoti situaciją, tiesa nereikėjo. Šūvis per varžovo rankas, dar vienas netikslus bandymas, Rinkūnas tęsia šią metimų seriją ir Domarkas, Pipiras, atakuoja Rinkūnas ir pataiko. Na. Ketvirtasis amerikiečio taškas ir rezultatas yra lygus. Mindaugas Sakalauskas netrukus į aikštelę išleis Arną Kazlauską. Na, o Arno... Dominikas Domarkas, kol kas jo sąskaitoje 0, Tadas Rinkūnas atakuoja iš toli ir pataiko tolimo metimą Vilniaus. Norėtųsi, kad ir Udras parodyti savo šuolio sugebėjimus. Kol kas jam nėra suteikiama tokia proga, o Rinkūnas pataiko metimą iš tolimesnės distancijos. Geros gynybos, reikia naudoti ir pražangų taktiką, jau matyti niekur nesi priverstas nuo to pabėgti, tačiau po šio Rinkūno tolimo metimo pražangų taktikos